Sveiki atvykę į Ramybės kanalą. Praeitą video matėte, kad aš labai buvau susinervavęs, kad man nesisekė peilių gamyba. Tai šiandien nusprendžiau išvažiuoti į mišką biškį prie gamtos, prisilieti prie jos. Vėl grįžti iš ten, kur žmonija atėjo. Mes visą laiką kempindavom su prašiausiam įrangom. Visą laiką būdavo prasti miegmaišiai būdavo, netėdom nei kėdučių, nieko, viskas būdavo pigiausia. Už 5 eurus nusipirkė kažką, bus gerai, o akcijo palapinė 5 eurų. Tai šį kartą yra labai daug suinvestuota pinigų. Palapinė už 400 baksų. Turim ir pečių palapinį, ir lovas turim, ir miegmaišius turim. Tai dabar įsikrausim ir pasitysim palapinę ir mėginsim pamėginsim išsivirti troškinį. Einam jaunų ją kažką padarysim. Tai papiškai sustatysim. Reikės iš karto laužiuką užsikurti, ten, kur yra laužavietė dažnai padaryta. Tai to vietą iš karto užsikursim ir padarysim, kad degtų ir būtų šilčiau. Vieną laužą turėsim šitam troškiniui, kitas bus palapiniai, viduj pečiukas, kad šiltai galėtume sėdėti, žinai, kavutę gert, vandeniuką gert. Čia yra mūsų pečius. Pažiūrėt, kaip palapinę išklojom apačią. Pasidėjom, kad nereiktų kojų šlapti. Kaminų skylė yra. Nežinau, ar nepradegs mano brezentas, bet padėsim porą malų. Čia viduj kaminas. Bliama, tikrai čia sudegs viskas. Gerai, reikia sustatyti kaminą. Šitas sklendė eina apačioj. Bam. Palaikyk mane už kapišoną. Ne, tu kur tu laikai? Taigi laikau. Tu laikykas už medžio? Medžio laikaus. Laikai tikrai? Laikau. Tu čia vienam be šansų pasidaryti? Ne, ta prasme, įsidedi kaminą, susidedi ir iškiši. O ne. Čia jeigu vienas būčiau tėjęs, tiesiog būčiau virvę čia pririšęs, žinai, ant kaklą, tempi ir su kaklu kontroliuoji. Biškis pulvai ir tu eini, užsidedi, po to galvos neskaudavai. Jeigu lys ateina, tiesiog nukabint. Telefonas. Nu, pamėsim iškir, po to verksiu, sakysi, per telefoną. To, ištraukiu, perlenkiu gražiai ir tada. Ištieskim atveža Klimaučius grūdus pilt. Nežinot, jis to stresinio dalyko, kur būdavo nuo ežero grįžti ir po to prisimeni, kad reikėjo ištiešti celofaną, kuris nežinai, kur nukirstas yra. O jau atvažiavęs kombainus, nyva jau ant kiemą. Jau įjungęs, tu sraigi šitą. Ai, kiek stresą būdavo. Taigi pripils ant žemės, jums reiks nuo žemės rinkt. Čia mūsų bus sėdėjimo vieta, žinai. Miško šefas, kas įeis į mūsų troškinį. Kiaulieną, ją jau esu susipjaustęs, kad nereiktų mazgotis pirštų šitoj vietai. Pažiūrėkit, su daug lašinio, kad nebūtų sprangu. Česnako dėsim daug. Pažiūrėkit, česnakai net pratrūkusios galvos, matot. Nu ir bulvių paėmiau. Daug neėmiau daug, nes kažkaip dar praeito video sumažėjo bulvės ir kažkaip tėvas sako, nebeduok šito daug gyvenimų, tiek daug bulvių. Iššaudžiau. Neplausiu, žinok, bulvyčių. Šiaip mūsų troškinys turėtų virt porą valandą. Aš kaip sunku išvirt troškinį ant laužo, nes turi, kad neišgaruotų vandeniukas, vanduo išgaruos, reiškia, mes prarasim skonį, man. Nu, kol nuskutų bulvių, žinok, lieka bulvė 60%. Armijai, tiek mums reikėdavo bulvių dar priskūsti. Viską, ką mokė kariuomeniai rus. Bulvę skūst. Daug nieko neišmano. Mes tai per dieną visų bulvių maišų skūsdavom. A ką darydavot, supratėjom, sugingus kažką. Tai ten per 4 metus davė vieno apkopų sušaudyti. Bet kiek bulvių nuskūtom, kiek buroko nusuvežėm. Nu gerai, tai 3 bulvių užteks. Čia mano peilis, kur lazų dražiau, jeigu matėt, gau 3 video. Tai biškai atšypęs jau. Nenoriu atgalvoti apie peilius aš. O ko net su savo peiliu išdildęs. Žinok, nespėjau įdėti peilius, nupirko po 3 eurus tai peiliukas. Tikrai labai gražiai atrodo viskas. Čia viskas turbūt grūbiai. Ir česnaką. Matau, kaip jūs net nevalgysit jau. Ką mes dar turim? Aš dar turim morką, bet reikia morką dėti, ne? Kuo daugiau daržovių, to sveikiau.
Aš manau, kad mes esam pasiruošę, man pasimatuosim toj aukštį biškį. Gerai. Veikia. Aš tai mėsą tai visą, žinok, dėsiu turbūt. Aliejus biškį pradėjo degti. Dabar bent jau tiksliai žinosiu, nuo ko skrandis kol. Su laužu biškį yra problema ta, kad sunku kontroliuoti. Čia va yra įdomumas laužo. Kad nežinosi, ar gausis maistas ar šūdus. Apskritai, aš pirmą kartą miške tipo kažką turiu daugiau negu reikia kempinimui, žinai. Mes turim generatorą čia atsivežę, mes turim lempą atsivežę, mašiną pasiimam, palapinę nesveiką gerą turim, turim miegmaišį nesveikai gerą. Viskas yra nesveika ir gera tuo pačiu metu, čia yra labai toks dalykas įdomus, žinai. Vienintelis dalykas, ko norėčiau dar geriau, didesnio stalo, didesnė bliūdo. Norėčiau, kad būtų iš keto, ne? Būtų toks metalinis, jis įkaistų ir laikytų tą šilumą. O šitas jisai kaip ir geras. Apačia tikrai įkaista ilgai, gali ten dar palaiko tą šilumą, bet jis pasaks biškis skardinis, bet ne aliuminis bent jau. Plieninis jisai. Tuoj apskros čia viskas mūsų. Biški putoja čia, ne? Noris dar labiau paskrūdinti. Oi. Pipirų galima tikrai drąsiai dėti šitos visos. O, bliamo, čia pilnu pipirių dar. Su mazuoliais. Pizdėt. Jau, noriu pagauti. Nieko netrūksta kol kas. Man mes galime kiekvieną savaitę važiuoti taip. Daug nereikia. Gal daugiau reikia kruopyčių. Dar įdėjau lauro lapą. Kokius 6 įdėjau. Galiu, žinok, skonis iškart pasijutė lauro. Nežinau, ką jis ten suteikė, bet jaučiu, kad buvo įdėta lauro lapas. Nežinau, kaip jis tai padaro taip staigiai, nes tik įdėjau. Pabuvo gal 5 minutės, jau yra. Vidinė temperatūra, sakyčiau, virš 8 laipsnių tikrai. Jau, sakyčiau, neužilga, reiktų papūsti iš aukštą, kad galėtum kasnį padaryti, žinai. Jau man tas sako, skaniai atrodo. Iš pradžių, rankas tavo purvinas čia, mazuolį pripjausi, sako. O dabar jau, skaniai čia atrodo. Kai įdėjau galinės blankas, tai iš karto seilė pradėjo žliaugt tau. Juodų pipirų gal biškį per daug, net kosimas įmam. Bet druska, manau, išlygins. Ne, varysi mokytis peilį gaminti. Gal ir išmoksim, bet dabar reikia, sakau, palisėti. Į Londoną važiuoti reiktų dėl peilių. Bet ten gali būt, kad persivešiu ne lagaminį peilį, bet nugaroj. O jums nėra taip, kad žmonėm, kai pamato, tipo, Instagram'e Reels'e, kai koks plėšikas kažką vagia, žinai, ir iškart nušauna, tipo, žinai. Galvoju, bliau, kaip kietai. Tipo, Brazilija ir kažkur. Arba kažką vagia, žinai, tie su motociklu privažiuoja ir, tipo, bando pavoti kažką ir po to su mašinas. Tiesiog vieną kartą, antrą kartą pervažiuoja ir toks atrodo, bliau, jo, žmogų čia užmušiai. Bet atrodo, a kam vagiai, žinai, kur ateina apiplėš parduotuvę su šautuvu, žinai, ir tik nusisuka ir jam į galvą, ne į galvą, bet norėtų, kad pasikankintų, nes į galvą labai neįdomu. Norėtų, kad žinotų, kad miršta dėl to jisai, žinai, kad vagiau, žinai. Žiūrėjau, mūsų katilas koks juodas tapo jau. Buvo baltas. O, Janu, žiūrėk, virtus tavo viduj. Ai, tu savo. Pasikepsim, nėra šalta, kur aš linksiu dėl šalčių. Thermowave. Tai leisim man truputį papasakoti apie Thermowave. Tai yra lietuviškas prekės ženklas, jos gamina visus Lietuvoje. Vilnas paima iš Mirino avelės, atsiveža į Lietuvą, surenka tą vilną, padaro audinę ir iš to audinę padaro produktus, kuriuos mes labai mėgstam nešiot. Visur matot mane, kad ir kažką kitą reklamuoju, aš dažniausiai būnu su Thermowave drabužiais. Apačioj apsirengęs džemperį. Šiaip į Thermowave komplektą neina katino plaukai iš papilvo. Pas mane 2 katinukai yra balti, ir dar daniukas baltas. Tai aš visas būnu apsivėlęs, nes aš išeidamas tiek pabučiuoju. Poliuliuoju, žinai. Turiu Thermowave apatinis drabužis, Thermowave maikę, Thermowave apatinis drabužis. Tuo atsiseksim. Matai? Ir dabar labai yra gražus dizainas. Prie -5 praktiškai gali vaikščioti tik su šituo ir apačioje apsivelkęs
apatinius drabužius. Jeigu kažką veikėjų, jeigu taip sėdint, tai gal rekomenduočiau apsilaukti ir dar ant viršaus trikytę, kad ne per šaltumėt. Tai yra ir kepurių, yra ir apatinių drabužių, ir triusikų, ir koinės, kas yra labai geras, nes jeigu su koinėm eini, dabar tokį biškį pasims oras darganotas. Naktį, aišku, šalta, bet paryčiais jau būna pliurza. Eini, batas su šlampi. Žinai, nepatogu, kai batas būna šlapi. Priekis ir koinės tokios sušlapus visam. Bet su Thermowave koinėm gaunas taip, kad tau ta vilna judina tavo ląstelės, aš nežinau, kas ten vyksta, bet jos taip va, ir tau kraujotokį labiau vaikšto tada. Ir tam pirštukai nebus taip šalta. Ir jis nešala. Aš realiai esu tiesia linija ES per projektą. Taip pat koinės nešiau Thermowave. Nesušalau niekiek, nors buvau kojas prisėmęs ir atsėmęs atgal su Thermowave, nes išgarina vandenį. Žinot, kai dabar visi yra stresuoja dėl dovanų, nesąmoniškų priperka. Kaip nepatinka, kai kažką nuperka, žvakį kažkokį, kartu žvakį, nu tai turėsi, dabar tu žvakį deginis. Tai vietoj tokio nesąmonės, tokios dovanot, arba nežinot, ką dovanot, žmogus, kuris gaus dovaną Thermowave gaminiu, tikrai bus patenkintas. Ir plus, tie įpakavimai atrodo labai prašmatniai ir labai gražiai, tai labai gražiai atrodys pakišti po eglutę. Tai kad sumažintumėt savo stresą, netempkit iki kūčių, nes po to užloš kurjeriai visi bus nepatenkinti. Dabar užsisakė visi lieka porą dienų, kai aš tavo atvešiu. Tai žodžiu, netempkit gumos, galite užsakyti dabar, nes su nuolaidos kodu Vaitas 15% Thermowave gaminiams nuolaida. Ir su Vaitas 37 gausite 37% nuolaidą Thermowave gaminiams, kurie bus paskirti būtent Black Friday kategorijai. Jaunis čia netoli, gal 5 km atstumą buvo mešką nufotkinęs. Įrodymą jaunių parodys, ar ne? Aišku, čia meškos trūra. Čia, bliot, ir nebežiūrė, tai. Čia bežioniai, čia Vilniui, fotkint, oi! Žiūrėk, jauniu, aš turiu pjūkliuką, paimkim tą lempą, einam, kažką atpjausim. Sausuolį radom. Tai atpjom. Susiskaldysim, gražiai padarysim malkyčių, nes toj mūsų traškinukas bus jau pabaiga, galėsim jau deginti nesąmonės. Ir matys praksijos, palapinę gali sudeginti, bet gal nesudegins. Šiaip radom partizanų tualetą. Noriu pamatyti? Bet ne partizanų, čia bus šaulių, ne? Čia kaip tas taksista video, tuoj patikrins. Tai va, radom tokią skylę, vos nedrybam, nes mes jaunam taip dairėmės, kur puvėka, kokie, žinai, šakų palaužyt, krituolių ir viršų galvos laikėm. Pažiūrėk, kaip iš čia atrodo mūsų stovyklavietė. Nu, labai faina. Einu, malkų pjaut. Žinai, kad labai didžiulį dopaminą žmogus gauna. Tas testosteronas labai kyla vyrui, kai jis tiesiog malkas pjauna arba skalda. Pažiūrėk į Lukašenką. Paėmiau gražiausias Gretas indas, bet nebuvo dabar. Su katina plauku, jaunu šitą, paragausim mėsytės. Aš eičiau, aš manau, kad mes pasiruošę mūsų puodą kelt nuo laužo ir skanaut. Paragausim bulvytės. Aš gal žinau, kad reikalinga virtuvė, nes tokia didžiulė. 20 000 turėt vertės virtuvę, kad pasidarytum tokį maistą. Aš va, laužas, generatorius, lempa, mašina, brangi palapinė ir tu jau gali pasidaryti normaliai. Man atrodo, jaunų, tą partizanų duobę mes užpildysim šiandien. Mėginam jaunų išplauti. Ir šitą ir tą, ne? Eiktų, nejaučiu rankas jau. Man atrodo, Titanio, kad kai skenda žmonės, panašus, žinok, šaltis buvo. Tai kur pagailėta investicija, tai į pjūklą. Opa. Lovą turiu. Jau esu miegojęs ant jos. Aišku, kad vieną kampą, kai atsigaliu biškį versti.
Šiaip čia labiau tinka žiemai šitą palapinę, nes tu paimi, šitoje vietoje, kur matas šitą liežuvėlį yra, apsikasi sniegu, tada gaunas, kad ta šiluma labiau laikas. Kuo daugiau sniego užsivarysi, žinai, tuo geriau bus. Jeigu ten viduje dar daugiau visokių ten celofanų pridėtum, šituo aliuminio atspindžių, tai ten dar šilčiau būtų. Plius drėgmė gerai išeina, jeigu kažką prikvapuoji, tai išlėkia laukan. Bet aišku, turi miegoti, žinai, su geru miegmaišiu. Tai kareivinis. Šauliai naudoja tokius. Oi, čia kaip konclagerio stovykla. Gerai, užsikaitinom. Uždarom, va turėtų... Eik tu! Girdi? Pažiūrėk, klausyks. Bliom, čia raketinis pečius. Manau, įmanoma, žinai. Žinok, vidun įeini, tarsi net jauti, toks net niuchas nuo mūsų eina. Čia jau tipo vėsa, bet šitoje vietoje, kai jau kiši galvą, jauti, kad prityšo kiek. Mes raudonus. Tai gal tą turbiną biškį sumažinti, irgi. Gal čia jau. Kepurės jau nuimtos, nes galva įt karšta. Bet užsisikėm palapinę, kuprinį vėl nusakyti. Digi aslas kuprinėgi sėdi dauras. Su tarp pieštukų, tarp sasinių, tarp penalų, jisai pratybos susikrovęs čia, kuprinį sėdimės dabar. Kaip tai maišyti palapinę su kuprinė, aš nesuprantu. Užsisegėm ją, patikrinti, kiek čia šilumos išgauti. Neturiu termometro, bet manau, kad kažkas bus tarp 15-18 šilumos, ne? Ir šiaip ką supratau, kad visai mažai malkų valgo. Mes dabar po 3 minučių įdėjom 2 pliauskos. Tai sakyčiau, per naktį, jeigu nusipirki iš degalinės visą tą pundą malko, pilnai turėtų užtekti. Gali būti, kad dabar mes dažniau į miškus važiuosim. Priklausys, kiek peržiūrų surinks šitas video, kiek man motyvacijos duos toliau kurti šitus video. Man tas irgi jau patenkintas, nes operacijos laiką būna pits, man ranka šala. Dabar negali nieko pasakyti, viduje, 20 šilumos. Reiktų dar išsimėginti ant sniego. Manau, kad palauksim, gal gruodžio mėnesį išlysim. Reikia pamėginti tokias, žinai, pažiūrėti, kada tinkamiausias yra. Nes aš norėčiau, sakau, apsikast, girnai, nes tu apsikast, jis tada gražiai įsitemptų visas. Pasimtame malko, įdėjom didžiulę pliauską, tai užsikaitinam, kad jaunius tokių prasek pilnai, neįmanoma išbūt. Man čia yra džiaugsmas, ką galiu pasakyti, nes jau turim planą. Ežeras, -20, poledinė žuklė. Tai jau čia liuką pasimsim, žinau. Dabar nebegaliu nuspręsti, kur geriau buvo. Ar laukia, čia žiauriai gaivu, ten šilta malonu. Pasidarysiu savo receptų knygą. Jau turiu troškinę receptą, vajato receptų knygą bus. Nukonkuruosim Bedos virtuvę. Bet koks žmogus būtų ėjęs, klajokis būtų ėjęs, būtų sakęs, daug paragauti, būtų paragavęs, būtų atsisėdęs. Šonė būtų atsisėdęs, kur kitur. Pirmą kartą gyvenime, ką mes laukia kažkur pasigaminom tą, ką gavom valgyti. Maris būtų išpratėjęs, jis būtų pušinų užlipęs. Nes Maris visą laiką būdavo tas, kad tipo, oi, čia nereik dar dieta, reik skonio trūksta, tas trūksta. Čia buvo tobalai viskas padaryta. Aš sakau, čia nebuvo prie ko prikibti. Tai ačiū žmonėm, kurie žiūrėjot mūsų gaminimą, mūsų palapinės pastatymą, mūsų naują pečių. Vis turtingiausias mūsų kempinimas, kaip galiu pasakyti. Pliama, kaip skaniai buvo, aš negaliu patikėti. Peilis gal ir nesigavo padaryti, bet troškinys gavosi pasaka, ką aš galiu pasakyti. Aš dabar jį gaminsiu. Kai grįšiu namo, žinokit, aš dar pasidarysiu. Rytoj valgysiu, poryt. Darbą nusinešiu. Man darbas važiuoti į mišką troškinį minti. Ko trūka, tai trūka alaus, galiu pasakyti, vyrai. Dar kartą noriu priminti, kad tai vyksta Black Friday Thermowave. Tai su Vajetas 37% Black Friday kategorijai Thermowave gaminiams. Ir visiems kitiems gaminiams su Vajetas kodu Vajetas 15% nuolaida Thermowave kitiems gaminiams. Tiek daug informacijos, kad neįmanoma nieko suprasti. Todėl viskas yra parašyta komentarė ir parašyta viskas ant video lakšto. Monitorius. Parašyti komentarą, ar toliau tęst mums šitą. Meška,